Elektromagnetiniai laukai aptinkami visur, tiek prie aukštosios įtampos elektros perdavimo linijų, tiek ir buityje. Pavyzdžiui, naudojantis plaukų džiovintuvu ar mobiliuoju telefonu. Šie laukai yra nuolatinė mūsų kasdienybės dalis. Visiškai išvengti elektromagnetinių bangų negalime, net būdami negyvenamoje saloje. Tačiau svarbu žinoti, kad elektromagnetinis laukas nekelia pavojaus žmogaus sveikatai, jeigu jo stipris neviršyje nustatytų normų. Lietuvoje, kaip ir Europoje, elektros perdavimo tinklai bei elektros prietaisai yra 50 Hz dažnio. Tai yra, įtampa ir srovė kinta 50 svyravimų per sekundę. Tokio dažnio elektros linijų sukuriamas elektromagnetinis laukas yra beveik nekintantis. Esant tokiam dažniui sukuriamas magnetinis laukas yra nuo 10 iki 100 kartų mažesnis nei natūralus Žemės sukuriamas magnetinis laukas. Svarbu žinoti, kad žingsnis po žingsnio tolstant nuo aukštosios įtampos elektros perdavimo linijos, elektromagnetinis laukas sparčiai mažėja. Už apsaugos zonos ribų jis susilygina su natūraliu, gamtos sukuriamu elektromagnetiniu lauku. Gyventojams svarbu paisyti nustatytų ribojimų bei neužsibūti po linijomis ilgiau nei numatyta sveikatos normose. Atliekant ūkio darbus, prie linijų patariama praleisti ne ilgiau kaip kelias valandas. Įvairūs moksliniai tyrimai dėl elektromagnetinių laukų poveikio gyviems organizmams neapsiriboja tik žmogaus sveikata. Ilgametės studijos nepateikė jokių įrodymų, kad elektromagnetiniai laukai gali turėti tiesioginę įtaką gyviems organizmams. Elektros perdavimo sistemos operatorius Litgrid. Dirbame patikimai ir saugiai.